Sveiki, brangus draugai. Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti jūs. Mano vardas Eugenijus Tiomnas, aš iš Klaipėdos, esu mGoldX klientas. Kiekvienas visais laikais bando pagerinti savo gyvenimą. Kiekvienas ieško kelią į finansinę laisvę. Šiuo atžvilgiu kompanija mGoldX suteikia mums puikiai galimybę pasiekti finansinės nepriklausomybės. Kompanija mGoldX internetinė parduotuvė, kuri parduoda aukso luitus nuo 1 iki 100 gramų. Kompanija registruota Jungtinių Arabų Emiratuose. Atkreipiu dėmesį, kad kompanija yra registruota didžiausiam aukso prekybos centre pasaulyje. Dubajai, Emiratuose, yra didžiausia gamykla Emirates Gold, tauriųjų metalų gamintojus artimuosiuose rytuose ir Indijos regione. Kiekvienais metais koncernas Emirates Gold gamina apie 400 tonų aukso. Kompanija mGoldX dirbo su koncernu Emirates Gold aukso luitai. mGoldX administracinė buveinė yra Vokietijoje, Miunchene, Maximilianstraße 13. Internet parduotuvė siūlo auksą iš pirmaujančių pasaulio gamintojų Šveicarijos, Belgijos, Dubajų, Austrijos, Australijos. Tai auksas 999,9 prabas su sertifikatais. Aukso kainą nustato Londono aukso rinkos asociacija. Kodėl auksas? Jau 5000 metų aukso aktualumas išlieka ir tik didėja su laiku. 1000 metų auksas buvo pasaulio valiuta. Dėl šios priežasties ji negali būti pakeista. Auksą naudoja kosmoso pramonė, orlaivių. Didžiausi meno šedevrai sukurti iš aukso. Šventyklos ir rūmus puošia auksas. Auksas neturi galiojimo datos. Jis nesioksiduoja ir nerūdyja. Bet kokiu atveju auksas nepraras savo vertės. Aukso kiekis žemėje ribotas. Auksas visais laikais simbolizavo turtus ir sėkmė. Štai tokį unikalią produktą siūlo mGoldX. Aukso kaina nuolat auga. Nuo 2000 metų aukso kaina išaugo daugiau nei 600%. Tai yra, jei jūs, pavyzdžiui, prieš porą metų investavote 100 000 eurų, šiandien jūs gaunate 50 000 eurų pelno. Manoma, kad geriau investuoti į nekilnojamąjį turtą. Ši nuomonė yra neteisinga. Nekilnojamąjį turto kainos yra prieš krizinio lygio. Ir jei atsižvelgti į infliaciją, galima daryti išvadą, kad nekilnojamų turto kainas dar neatsigavo nuo krizės. Be to, ne kiekvienas gali sau leisti pirkti nekilnojamąjį turtą. Bet į auksą jūs galite investuoti pradedant nuo 30 eurų. Maždaug tiek kainuoja 1 gramas aukso. Tai kodėl kompanija mGoldX unikali? Internet parduotuvė, kuri parduoda auksą, jūs tikrai rasite internete. Bet mGoldX suteikia išpirkimo auksą, saugojimo auksą ir 2 rūšių pirkimai – įprasta ir per bonusų programą. Kodėl reikėtų pirkti auksą? Bet koks normalus žmogus taupo pinigus pirkiniams, vaikų mokslams, kelionėms. Šiuolaikinis pasaulis rodo, kad kaupyti popierinius pinigus neverta. Infliacija nuvertina pinigus. Pinigų reforma neapdraus jūsų santaupų. Taigi, jūs turite atkreipti dėmesį į auksą. Kodėl verta investuoti į aukso luitus? Kadangi aukso papuošalai, žiedai, auskarai, grandinėlės, tai nėra grynas auksas. Pavyzdžiui, auksas 585 prabas rodo, kad gryno aukso sudėtyje yra tik 58,5%. Ir jei jums reikia pinigų ir jūs nuspręsite parduoti papuošalus, jie bus nupirkti kaip laužas, tai yra žymiai pigiau. Vokietijoje ir Jungtinių Arabų Emiratuose aukso luitai nėra apmokestinamas pridėtinis vertės mokesčių. Todėl perkant mGoldX parduotuvėse nėra papildomų mokesčių ir antkainių. Taigi, jūs galite išsaugoti savo pinigus perkant auksą iš kompanijos mGoldX. Dabar pakalbėkime apie tai, kaip galima padidinti savo pinigus. Aukso kaina auga apie 20% per metus. Tai labai geras rodiklis, bet mes norim gauti pelno dabar, o ne po 2 metų. Taigi, yra antra galimybė pirkti auksą iš mGoldX.
taip vadinamą bonusų programą. Su 540 eurų jūs galite uždirbti 7000 eurų. Tik tuo atveju, jeigu jūs pakviesite 2 žmonės ir padėsite jiems padaryti tą patį. Oficialiai svetainė mGoldX www.mgoldex.com. Kompanija turi pakvietimų sistemą. Norėdami užsiregistruoti svetainėje ir nupirkti auksą, pas jūs turi būti žmogus, kuris jūs pakvietė. Be kvietimų jūs negalite užsiregistruoti svetainėje ir pirkti auksą iš mGoldX. Po registracijos jūs gausite savo biurą, back office. Back office yra prieinamas bet kurios paros metu ir kur bebūtumėte. Jūs visada galėsite kontroliuoti savo auksą ir pinigus. Po registracijos jūs sumokat 540 eurų. Tai išankstinis apmokėjimas už auksą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mGoldX nemoka už pakviestus žmonės, nėra jokių startinio paketo, nereikia kas mėnesį pirkti auksą. Tai labai paprasta. Norėdami papildyti savo apyvartą ir leisti žmonėms užsidirbti, kompanija mGoldX sukūrė gana veiksmingą rinkodaros sistemą. Visa sistema remiasi į kaupimo pirkimo schemą, kuri dirba yra teisėta visame pasaulyje. Kas yra kaupimo pirkimo schema? Jūs atidedate kas mėnesį po 500 eurų ir po 8 mėnesių perkate ką nors už 4000 eurų. Yra ir kita galimybė, kada jūs ir 7 jūsų draugai kas mėnesį į bendrą kasą įnešate po 500 eurų ir tai tęsiasi 8 mėnesius. Kiekvienas žmogus kas mėnesį gauna po 4000 eurų pagal eilę. Labai panaši schema yra mGoldX. Vienintelis skirtumas yra tai, kad nereikia laukti savo eilės. Kada jūs gausite išmoką priklauso nuo jūsų pastangų. Kompanija sukūrė tokį dalyką kaip užsakymų lentelė. Faktiškai tai yra pirkėjų lentelė. Lentelė labai patogi. Kiekvienas žmogus, norintis dalyvauti, apmoka prieš ankstinį užsakymą. Po to iškart pateka į lentelę. Faktiškai tai prieš ankstinis apmokėjimas už 7000 eurų aukso lūtai pirkimą. Skirtumas tas, kad auksą galima ne pirkti, o uždirbti. Kai jūsų mokėjimas sėkmingai atliktas, jūs gaunate vietą lentelėje iš kairės į dešinę, viršutiniame aštuntuke. Tie žmonės, kurie yra su jumis vienoje lentelėje, taip pat rekomenduoja savo draugams dalyvauti bonusų programoje. Taigi, bendroms pastangoms pildosi viršutinis aštuntukas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad su jumis lentelėje gali būti žmonės iš viso pasaulio. Ir žmonės jūsų lentelėje gali bendrauti su mGoldX skirtingą laiką. Vienas metus, kitas mėnesį, kitas savaitę. Sekant gauti savo atlygį, jums reikia pakviesti mažiausiai 2 žmonės, kad jie taip pat dalyvautų bonusų programoje. Tai vadinama kvalifikacija. Leiskite pažvelgti, kaip visą tai veikia. Pavyzdžiui, tarkime, kad jūsų draugas, kurio vardas yra Aleksandras, papasakoja jums apie šią galimybę. Jūs susimastote ir nusprendėte eiti į banką ir sumokėti. Aleksandras šiuo metu lentelėje užima 2 lygį. Lygiai eina nuo viršaus į apačią, nuo 1 iki 4. Kaip tik kompanija gavo jūsų pinigus, jūsų užsakymas pateka į 1 lygį. Tai yra viršutinis aštuntukas. Po to Aleksandras rekomenduoja šią galimybę kitam asmeniai, kuris sumoka ir pateka į lentelę. Taigi, Aleksandras padarė kvalifikaciją. Ir atlyginimas aukso luitas už 3500 eurų, tai tik žmonių, kurie su juo dirba lentelėje, kokybės ir laiko klausimas. Svarbu suprasti, kad su tokiu marketingu yra labai svarbu nuoseklus komandos darbas. Jeigu kiekvienas partneris padaro kvalifikaciją, viskas bus labai greitai ir paprasta. Tada dublikavimas yra idealus. Tarkime, kad visi jūsų draugai rekomendavo šį verslą ir padarė kvalifikaciją. Viršutinis aštuntukas užpildytas. Stalas skyla į 2 lentelės. Žmogus, kuris užima 4 lygį Diana, gauna išmoką. Jūs pereinate į 2 lygį ir virš naujų 2 stalų
atsiranda naujas aštuntukas naujiems klientams. Ir vėl bendroms jėgoms pildom lentelę. Kai užpildom aštuntuką, lentelė vėl dalinasi ir ketvirto lygiaus žmogus gauna išmoką. Viršui vėl atsiranda 8 naujos vietas. Jūs pereinate į trečią lygį. Vėl pildosi aštuntukas ir jūsų rėmėjas Aleksandras gauna išmoką. Tuo pačiu metu klientas gali turėti tik tai vieną įmoką. Kaip tik jūs išeinate į išmoką, kompanija mGoldX perka jums auksą už 3,5 tūkstančių eurų. Vėl pildosi aštuntukas ir dabar jau jūs gaunate išmoką. Kokie finansiniai atlygiai būna? Jūsų pradinis kapitalas 540 eurų. Iš jų 40 eurų back office aptarnavimas. 500 eurų jūsų išankstinis mokėjimas už auksą pirkimą. Jūs patekate lentelę, padarėte kvalifikaciją, lentelė pildosi ir jūs išeinate į išmoką 3,5 tūkstančių eurų. Toliau jūs automatiškai pateksite į kitą stalą, į viršutinį aštuntuką, kur yra žmogus, kuris jūs pakvietė. Antrame stale nereikia daryti kvalifikaciją. Kvalifikacija atliekama vieną kartą, pildosi antras stalas ir jūs vėl gaunate 3,5 tūkstančių eurų. Bendra suma 7 tūkstančių eurų. Taigi, bonusų programos reikšmė yra tokia. Mes kviečiame žmonės kartu pirkti auksą, plečiant mGoldX klientų ratą. Ir už tai kompanija mus apdovanoja. Dalyvaudami bonusų programoje, kiekvienas klientas pasirašo sutartį su kompanija. Sutartis yra paskelbtas tinklalapyje ir laisvai prieinamas. Jūs susipažino su sutartį ir dedate paukščiuką, jei jums viskas patinka. Tai reiškia, kad jūs turite susidarę su kompanija sutartį. Toks susitarimas yra vadinamas viešo siūlymo sutartis. Taip dirbo visos interneto kompanijos. Iš 3,5 tūkstančių eurų 7% kompanija paima savo. Jums lieka 3255 eurus. Už šitą sumą jums kompanija perka auksą. Dauguma pinigų iš 7% kompanija grąžina aktyviems klientams. Reikalas tas, kad kompanija turi dar vieną puikią galimybę. Sukurta pasyvių pajamų lyderių programą. Kad patekti į lyderių programą, jums reikia padėti visiems pakviestiesiems versle. mGoldX administracinė buveinė yra Vokietijoje ir dirba atsižvelgiant į Vokietijos teisės aktus dėl vartotojų teisių apsaugos. Ką mums tai duoda? Pagal Vokietijos įstatymų bet kuris asmuo sudarė sutartį su mGoldX gali be jokios priežasties per 14 dienų grąžinti visą sumą. Ši verslo rūšis yra nulinės rizikos. Jeigu asmuo dirba su mGoldX bonusų programoje ir negali padaryti 2 rekomendacijų, kompanija perka jam auksą už 500 eurų. Po to, kaip jis praeis 2 stalus ir nesugebės pakviesti 2 žmonių. 40 eurų kompanija paima už back office aptarnavimą. Asmuo pasiima arba auksą, arba pinigus. Taigi, mes uždirbome auksą už 3255 eurus. Ką mes darome su juo? Yra 3 variantai. Pirmas. Jūs galite asmeniškai atvykti į Vokietiją ir pasiimti savo auksą. Galite užsisakyti auksą pristatymų paštu. Tai kainuos 40 eurų. Antras. Jūs galite laikyti auksą Vokietijoje, saugykloje. Kompanija mGoldX užtikrina aukso saugumą. Oficialus partneris mGoldX yra sertifikuota saugykla ProAurum. ProAurum turi visą tinklą saugyklų Europoje. Galite apsilankyti svetainėje ir pamatyti. Mokestis už saugojimo auksą specializuotoje saugykloje 1,2% per metus arba 0,1% per mėnesį nuo aukso pirkimo vertės. Tai yra, jei jūs turite auksą už 3000 eurų, tai jums kainuos per metus 36 eurus arba 3 eurus per mėnesį. Kompanija mGoldX užtikrina patikimą aukso saugumą. Oficialūs kompanijos partneriai yra sertifikuota aukso saugykla ProAurum Miunchene, Ciuriche, Jungtinių Arabų Emiratuose. Kas skiria sertifikuotą saugyklą nuo bankų seifą? Pagrindinis skirtumas
yra tai, kad saugykla neturi bankinės veiklos licenzijos ir neatlieka prekybą auksu. Todėl yra mažai tikėtina, kad jį bankrutuotų. Be to, saugykla tikrina seifo turinį ir draudžia jį. Trečias. Jūs galite parduoti savo auksą atgal į kompaniją ir išvesti pinigus į jūsų sąskaitą į bet kurį pasaulio banką. Svarbu suprasti, kad su tokiu marketingu yra labai svarbus nuoseklus komandinis darbas. Jeigu kiekvienas partneris padaro kvalifikaciją, viskas bus labai greitai ir paprasta. Tada dublikavimas yra idealus. Iš ko uždirbo kompanija mGoldX? Pirma. Kompanija uždirba nuo skirtumo tarp rinkos kainos aukso, nustatytos Londono aukso rinkos asociacijai, ir kainos, už kurią kompanija galėtų pirkti dideliais kiekiais tiesiai iš gamintojų skirtumų. Kai kompanija sukaupė jums auksą už 3255 eurus ir jūs norite paimti pinigus, kompanija perka atgal savo auksą. Ir vėl kompanija uždirba, nes yra skirtumas, vadinamas marža, tarp pirkimų ir pardavimų. Antra. Šiuo metu kompanija turi daugiau nei 200 000 klientų, kurie bendradarbiauja su kompanija pagal bonusų programą. Mokestis už back office sudaro 40 eurų. Tai taip pat yra kompanijos pelnas. Trečia. 7 procentus kompanija pasiima, kaip mes gauname išmoko 3,5 tūkstančių eurų. Internete daug žmonių dalinasi savo sėkmės kaip kompanijos mGoldX klientai. Labai daug video YouTube, socialiniuose tinkluose patvirtina, kad verslas mGoldX vystosi ir klesti. Šiandien jums suteikiama unikali galimybė. Jūs turite du variantus. Pirma, palikti viską savo gyvenimo kaip ir yra. Ir antra, iš esmės pakeisti savo gyvenimą į geresnę pusę. Jums spręsti. Sėkmės jums.